Sveiki gyvi, brangus Stargelskis TV kanalo žiūrovai, su jumis aš Laurynas Stargelskis, šiandien yra spalio 24 diena ir mes su jumis truputėlį pasigazinsim. Tai yra aš jūs gazdinsiu, o jūs bijosite, jūs visi drebėsite. O kodėl drebėsite, netrukus sužinosite, išklausę privalomosios reklamos keliolika sekundžių. Štai prieš jūsų akis yra Stargelskis TV kanalas YouTube'e. Jisai veikia tik tai dėl to, kad aš noriu skleisti informaciją ir žmonės, kurie nori girdėti mano informaciją, mane palaiko. Kaip tą padaryti yra labai paprasta. Kanalo šitam pirmam puslapyje, kur yra informacija, paspaudžiate daugiau informacijos ir štai jums 3 nuorodos, per kur galite mane paremti. Tai yra per PayPal sistemą, Patreon sistemoje ir tiesiai čia YouTube'e tapdami rėmėjais ir prisijungdami štai eilutė rėmėjų, jų avatarai rodomi. Aš čia join paspaudžiate ir jūs irgi pasirenkate rėmimo lygį ir tampate rėmėjų, jūs esate matomi tarp visų kitų ir jūs prie jūsų komentaro, kai jūs komentuojate, yra pridedama žvaigždutė. Ir maža to, aš matau jūsų komentarus atskirai, surikiuotus, išrikiuotus ir visada galiu pirmiausia juos atkreipti dėmesį. Taip pat po kiekvieno video yra aprašyme, taip, reklamos. Galite be abejo reklamą pasižiūrėti. Taip pat po kiekvieno video esančiame aprašyme yra banko sąskaitos numeris, ir tie patys PayPal nuoroda į Patreoną, nuoroda į rėmėjus čia YouTube'ės kanale. Taigi, o dabar, draugai mano, po šitos privalomosios reklaminės dalies periname prie gazdinimo. Ir apie kągi aš jūs noriu gazdinti. Aš jūs noriu gazdinti gerąją prasme, labai pozityviai noriu jūs gazdinti. Nes kai žmogus bijo ko nors, taip, jisai apgalvoja savo veiksmus, ar jam reikia tais dalykais užsiimti, ar jam reikia, jeigu žmogus bijo nusideginti, ar ne, jisai gerai pagalvos, ar jam kišti nagus į liepsnojantį laužą, ar jam čiupti plika ranka už įkaitintos iki raudonumo geležies, ar ne, žarsteklio kokio. Tai va, o jeigu žmogus nebijo, tai jisai gali prisidaryti didelių bėdų ir gali jam tas jo nenoras bijoti gali baigtis labai liūdnai, netgi gali prarasti savo gyvybę. Tai čia kalbant apie žmogų. Bet lygiai taip pat ir yra su valstybe. Štai prieš dar 2012 atrodo metais Lietuvoje vyko rebrandingas Lietuvos, ar ne? Kartu ir Latvijoje vyko, ir Estijoje, čia prasukinėjo reklaminės firmelės savo asmeninį biznį. Ir to rebrandingo, tai yra Lietuvos apiforminimo pasekmėje, gimė toksai Lietuvos sloganas, kas išvertus į lietuvių kalbą, tai reklaminis šūkis: Lietuva drąsi šalis. Ir ta Lietuva drąsi šalis, Latvija beje kitokį šūkį. Latvija tai yra šalis, kuri dainuoja. Taip. Jo, labai juokinga buvo, žodžiu, matant, kaip kuriama šitas Lietuva drąsi šalis, nes aš tuo metu dirbau reklamos agentūrose, buvo pamatyti, kas buvo padaryta Latvijoje tą pačią progą. Bet grįžtame prie gazdinimo. Ir štai mes tokie baisiai drąsos, tokie begaliniai drąsos, kad veržėmės pirmomis gretomis į karą prieš Rusiją. Nemeluokime savo patiems, mūsų valdžioje esate šitie bepročiai, iš tikrųjų visomis 4 stūmė Lietuvą į karą prieš Rusiją, daro jau ilgametės provokacijas, kurstė perversmą Ukrainoje ir dabar vėlgi stovi pirmosiose gretose pačių aršiausių rusofobų. Ir ne veltui buvusi Vokietijos kanclerė Angela Merkel paliudijo, kad būtent Baltijos valstybės, rusiškai tai yra Pribaltika, vokiškai Baltische Staates,
Jos sutrukdė vakarų Europos šalims ir Europos Sąjungai pereiti prie kitokio bendravimo formato su Rusijos federacija ir taip išvengti karinio konflikto, kuris dabar vyksta. Na ir į kurį mus be perstojo stumia šitie valdžią užgrobę niekšai. O kodėl apie tai aš dabar kalbu? Aš kalbu apie tai, kad bent kažkam sužadinti sveikos baimės pojūtį, nes yra labai čia narsu, labai drąsu nebijoti priešo ir grasinti, kaip mes čia dabar su to priešu visi bendrom suteltom jėgelėm kovosime, net neįsivaizduojant, ką tas priešas iš tikrųjų gali. Ir dabar aš jums noriu pristatyti tokį mažą segmentą iš to, ką priešas gali. Ir tas segmentas vadinasi fabai, kabai ir visokios kitokios aviacinės bombos. Kaip žinote, Rusijos federacija yra Tarybų Sąjungos galių, teisių, galimybių ir karinio komplekso paveldėtoja. Štai čia yra Wikipedijos straipsnis, Žydopedija, kai kas vadina. Aš labai mėgstu remtis Žydopediją, nes tuomet niekas negali iš oponuojančios pusės pasakyti, kad aš naudoju Rusijos propagandą. Dabar viskas, kas tenai susiję su Rusija, yra šitoje Žydopedijoje, yra perrašyta, pergromuluota ir pateikinėjama iš antirusiškos pozicijos. Todėl tai, kas šiandien yra pateikta, labai gerai yra naudoti, nes kitos pusės propagandistai, rusofobiniai propagandistai negali manęs kritikuoti, kad aš neva iškraipau faktus, nes aš pateikinėjau jų pačių šoblos atkoreguota realybės versija. Tai šitam straipsnėje aviacinės bombos yra išrašyta specifikacija, kokios yra tos bombos. Štai parodytas palyginimas fugasinių aviacinių bombų. Tai yra pagrindinis bombų tipas ir Fabas 100 buvo pagrindinė aviacinė bomba Antrojo pasaulinio karo metais. Tokio tipo bombos apskritai buvo pradėtos gaminti Pirmojo pasaulinio karo metu. Antrajame pasaulinėme kare Fab 100 tai reiškia, kad jos masė yra 100 kg, buvo pagrindinė smogiamoji, paskui ją pakeitė Fab 250, tai yra 250 kg, jau kurie turėjo skirtingų modifikacijų, matote, trijų skirtingų net konfiguracijų. Čia nedetalizuojant, kad jų yra daug įvairios paskirties. Paskui galingesnės bombos Fab 500, čia Fab 500M, čia Fab 500 ir dar kitokia Fab 500, na ir šalia Fab 5000. Tai yra didžiausia fugasinė aviacinė bomba, kuris sveria 5 tonas. Kad įsivaizduoti, 5 tonas tai 2 vidutinio dydžio lengvieji automobiliai. Netgi ne visai vidutinio, tokie jau šito vienatūrio, šeimininio vienatūrio dydžio lengvieji automobiliai. 2 tokie, ir tokia bomba lekia iš dangaus. Tame tarpe neparodyti yra ir Fab 1500, tai 1500 ir Fab 3000. Tai yra 1500 masės bomba ir 3000 kg, 3 tonų masės bomba. Sprogstamoji dalis juose, žinoma, yra mažesnė, bet jinai mažesnė nedaug. Fab 500 sprogstamosios masės kiekis yra 350 kg. Toks bubum rimtas. Kaip tas bubum rimtas atrodo, aš turiu jums video failiuką paruošęs. Štai mes pasižiūrime. Aš labai nemėgstu rodyti ten visokių kraujų ištiškusių, tenai sudaužytų kažkokių tenai degančių mašinų, sudaužytų pastatų, bet šitą tokį atmosferinį vizualinį vaizdą, kaip sprogsta Fab 500 bomba, numesta ant Lozovaja miesto geležinkelio stoties. Štai prašom pasigrožėti. Kaip čia pasigrožėti? Pasižiūrėti. Nieko čia gražaus iš tikrųjų nėra. Taip, dar kartelį.
Nu ir dar kartelį. Nuo pradžių. Taip. Taip. Nukrenta. Pradeda taškytis. Ir čia tas momentas va taip pat ir nueina dideliu spinduliu. Taip, daugiau mums nebereikės šito vaizdo failo. Šitaip sprogsta FAP 500. Iš taško, pastatą didelį į gabalus visiškai. Kad suprasti, pajusti, kas tai ir kodėl aš apie tą FAP 500 kalbu. Beje, čia, jeigu Žitopedijoje žiūrėsite, tai galite labai detalią informaciją pasižiūrėti, specifikaciją visą perversti. Oi, aš suklydau, sakydamas, kad 5000 yra didžiausias. Didžiausias yra 9000, 9 tonos. Taigi, štai, FAP 500, jos pradėtos gaminti 54 metais. 54 metais tenai priimtos į ginkluotę, paskui 62 metais atnaujintos ir jos yra naudojamos plačiai. Štai kaip jinai atrodo iškelta nesprogusi bomba Charkove 22 metais, ukrainiečių išminuotojai tokią bombą ištraukė. Jinai nesprogo. Kodėl bombos nesprogsta? Dėl kelių priežasčių. Sprogdiklis nesuveikia, ten atsitrenkė, bet nesudetonavo, nes yra skirtingo tipo, kaip jos sprogsta nuo kontakto, ar tenai su uždelstu kontaktu, ar tada, kai įsirūsia į žemę ir sprogsta. Bet didžiausia, taip sakant, nesprogimo tikimybė yra tiesiog pasenusios. Ir toliau dabar bus mūsų momento, mūsų kalbos ir istorijoje tas svarbus toksai epizodas. Ir dabar mūsų pokalbėje periname prie tos kitos dalies. Kodėl reikia apie šitas bombas papasakoti? Todėl, kad būtent aviacinėmis bombomis buvo naikinami ištisi miestai, išdeginamos priešo pozicijos ir tas, kas savo bombomis užmėtydavo priešininką, tas turėdavo mūšio lauke milžinišką persvarą. Ir antrojo pasaulinio karo metais būtent sunkieji bombonešiai prifarširuoti šitų FAP bombų nuo iki, tuo metu tokių FAP 500 nebuvo, bet 250 buvo ir, kaip sakiau, pagrindinė šimtinė bomba buvo. Tai jie tiesiog degino ištisus miestus ir ištisus kvartalus. Po antro pasaulinio karo prigaminus galingesnių bombų, sunaikinti ištisus miestus, juos sudeginti, ištrinti nuo žemės paviršiaus pasidarė žymiai paprasčiau. Bet tuo pat metu atsirado priešlėktuvinė, priešraketinė gynyba, daug rimtesnė negu antro pasaulinio karo metais. Tai yra jau raketinės sistemos ir taip atskristi su bombonešiais tamsią naktį, kai tavęs nemato tie zenitiniai šauliai, jau nebeišeina. Ir automatiškai tos aviacinės bombos, kaip čia pasakyti, tapo ginklu prieš tuos, kas negali apsiginti nuo aviacijos. Bet nepaisant viso šito, Tarybų sąjungoje, kad tas aviacinės bombos pasidarė toks sąlyginis ginklas, nepaisant viso šito, Tarybų sąjungoje jos buvo gaminamos milžiniškais
kiekiais. Kiek jų buvo prigaminta, tikslių skaičių rasti neįmanoma, kiek jų yra saugoma irgi rasti neįmanoma, nes tai yra valstybės paslaptis, bet pagal atvirus šaltinius yra teigiama, kad gali būti Tarybų Sąjungos prigamintų ir dabar Rusijos sandėliuose vis dar saugomų bombų gali būti nuo kelių šimtų tūkstančių iki kelių milijonų. Kodėl toksai kiekis buvo reikalingas? Todėl, kad Tarybų Sąjunga ruošiasi karui su visų vakarų, taip vadinamų vakarų pasauliu, su NATO bloku, ir karas visada yra skaičiuojamas strategiškai, matematiškai, ekonomiškai. Kiek tu turi priešų, kiek priešas turi pajėgų, kur yra priešo bazės, įtvirtinimo taškai, gamyklos, logistikos centrai ir ką tau reikia sunaikinti ir kokiamis priemonėmis tu tą naikinsi. Taigi, Tarybų Sąjunga prigamino tiek bombų, kurių užtektų sunaikinti visai vakarų Europai, Šiaurės Amerikai, Japonijai ir Pietų Korėjai. Tai va, toks kiekis, ir dabar galima taip imti žemėlapį, pasižiūrėti, kiek yra miestų tose teritorijose, grubiai tariant, tai yra teritorijos, kuriuose gyvena 900 milijonų gyventojų daugmaž, milijardo nesiekia, bet netoli to. Tai va, teritorijas, kuriuose gyvena 900 milijonų gyventojų. Ir tokiam kiekiui sunaikinti priešininkų ir buvo pasiruošusi Tarybų Sąjunga. Maža to, Rusijoje be abejo yra išlaikyti ir perimti visi ir karinės pramonės ir gamybos pajėgumai, kurie ir dabar sėkmingai gamina visas šitas bombas. 70-aisiais metais tos bombos pagudrėjo, joms pradėjo įstatyti valdymo modulius, kad galėtų jas tiksliai nukreipti į taikinį ir kad jos nuskristų toliau. Ne šiaip, kad lėktuvas skrenda ir iš jo byra bombos paprastuoju būdu, dėl ko lėktuvas turi ir praskristi virš tos vietos, kurią reikia subombarduoti ir jisai tampa pasiekiamas priešo gynybai. Bet tos gudresnės bombos, kurios jau su varikliu, su nukreipiamu valdymo moduliu, jas jau galima paleisti saugiai iš toliau ir jisai nuskris ir sudaužys tenai, būdamas saugesniu atstumu. Ir maža to jisai tiksliau pataikys. Nes čia dar yra menas, skrendant ten, kur reikia, paleisti bombas taip, kad jos nukristų ir ten, kur reikia. Tai va, nuo 70 metų tos bombos ėmė darytis gudresnės ir protingesnės. Bet atitinkamai jų ir gamyba yra brangesnė, ir sudėtingesnė, ir pritaikymas irgi netoks paprastas. O štai sandėliuose masiškai guli keli šimtai tūkstančių kaip minimum, o tikriausiai porą milijonų bombų nepanaudotų, laukiančių trečiojo pasaulinio karo, kuriam jos buvo gamintos. Ir štai, kad šitos bombos nedulėtų, nesupūtų sandėliuose, rusai sugalvojo, kaip šitas bukas, žemyn krentančias bombas paversti, tokio pavojingo tipo ir tiksliai į taikinį lekiančiomis, ne raketomis, bet lekiančiais sprogmenimis. Tam jie pritaikė valdymo modulius, unifikuotas planiravimo ir korekcijos modulis. Lietuviškai būtų unifikuotas sklendimo ir koregavimo modulis. Tai yra taip patrauksiu, kad nuotraukytės matytųsi. Vėlgi, viskas Žydopedijoje galite pasižiūrėti. Tai yra prie bombos, parašytos prie kokių bombų tas modulis yra pritaisomas. Tai yra fabai 250, 500, paskui 1000, 1500 ir 3000. Taip, pritaisomas toksai bandūra. Čia jūs matote bombą kabančią po lėktuvo sparnu. Fabas 500. Tai reiškia atsparus šitai temperatūrai, nes nuo greito skridimo įkaista paviršius.
Štai, prie šitos bombos yra prisuktas su paprastais bukais, va tokiais bukomis plieninėmis juostomis, prisukta ta skardinė dėžė, turbūt aliumininė dėžė su aliumininiais išskleidžiamais sparnais, o prie bombos galo pritvirtinti eleronai. Šitie vairuojantis sparniukai. Kaip tas viskas atrodo? Taip pat atrodo, kai jinai išsiskleidžia. Taip. Ant priekio beje, čia yra dengiantis apvalkalas, kuris kartais naudojamas, kartais nenaudojamas, priklausomai nuo to, kokia bomba, kokia yra paskirtis. Tam, kad sprogdiklis per anksti neįsijungtų, pavyzdžiui. Tai matote, 3 diržai, plieninės juostos paprasčiausios ir prie šitos milžiniškos bandūros, ar ne, vamzdžių, tokio kietaus ir plieno lydinio cilindro pritaisomi sparneliai, kurie paleidus bombą, čia jinai šitaip paleista iš lėktuvo. Lėktuvas skrenda savo kelių šimtų kilometrų per valandą greičiu ir paleidęs tokią bombą, išsiskleidžia sparneliai ir jinai savo ramiai, be niekur nieko, toliau nekrenta žemyn, o sklendžia tą kryptimį, į kurią ją paleido lėktuvas. Ir maža to, dar koreguojantis modulis navigacinis, kuris turi 2 variklius, jisai kreipia tą bombą į tą tikslą pagal koordinates, kur yra nutaikytas. Į koordinates jisai lekia naudodamasis rusų palidovinę sistemą ir apsaugota GLONASS sistema, jeigu ką, ir apsaugota palidovinį ryšį, kuris vadinasi Kometa M. Nežinau, ką ten tas M reiškia, bet taip pat gražus tokie pavadinimai. Ir šita bomba jau krenta ne žemyn po lėktuvu, čia taip pat, jinai čia paleistos bombelės nulekia. Tai krenta ne tiesiai po lėktuvu, o mažesnė bombytė nulekia nuo 80 iki 95 km. Fabas 250 ir Fabas 500, kurį mes matėme, kaip išsprogdina tą geležinkelio stotį, jisai nulekia 40-70 km. Tai reiškia, lėktuvas gali paleisti šitą bombą, nepriskrisdamas iki fronto linijos, toli nuo priešo, ir jinai nulekia tenai ir išsitaško. Fabas kiek 1500, žydopedijos rašytojai neturi tokios informacijos, o Fabas 3000, ar ne, 3 tonų bomba, kaip automobilis dar pakrautas gerai, jinai nulekia 50-60 km. Tai reiškia, kad lėktuvai saugiai gali bombarduoti fronte esančius taikinius ir netgi gerokai už fronto esančius taikinius. Bet tai dar būtų pusė bėdos. Kad rusai turi kelius šimtus tūkstančių bombų ir gali juos šitaip mėtyti saugiu savo atstumu. Jie dar dasigalvojo iki to ir šio mėnesio 21 dieną pirmą kartą buvo gautos fotografijos, publikuotos fotografijos naujos šitos planiravimo, sklendimo ir koregavimo sistemos su jau varikliu papildomu, kas leidžia bombos skrydį nutolinti iki 100-200 km. Tiksliau nežino, iki kiek tokios bombos gali nuskristi, nes rusai kol kas mėtė nedaugiau 200 km. Kaip tai atrodo? Tai yra bomba tokia. Taip. Rusiška planiruojanti aviacinė bomba Fabas 500 su nauja šitą valdoma planiravimo ir koregavimo sistema padidinto atstumo. Kaip tas atstumas padidinamas? Labai paprastai. Štai jums žaliai yra ryškiai pati bomba, kurios ilgis yra 2,5 metro, prie jos pritvirtintas tie sparnai su planiravimu, o iš galo jai dar yra prisabačintas nedidelis turboreaktyvinis variklis.
būtent tas turboreaktyvinis variklis įsijungęs, jisai tą bombą nuneša dar porą šimtų kilometrų, prideda dar kaip minimum 150 kilometrų prie jo to skrydžio kaip, sklendžiant. Atitinkamai, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad rusai dabar savo sandėliuose turi gatavus, galima sakyti, begalinį skaičių sprogmenų, kurie skirtingai nuo raketų, jiems kainuoja tik tai šitą valdymo sistemą, pagaminti. Valdymo sistema prisideda paprastuoju būdu, tam nereikia specialių dirbtuvių, tą gali daryti mechanikai tiesiai aerodrome, tiesiai aikštelė, tai reiškia ruošdami lėktuvą skrydžiui, netgi kol vienas lėktuvas skrenda ir mėto tas bombas, kadangi ribotą kiekį gali paimti, dabar taip, FABA 500 gali paimti Su-34 ir Su-35 gali paimti 4 bombas, o Su-24 senesnis šitas lėktuvas gali skraidinti 2 bombas. Tai maža to, kad gali tokias 4 bombas skraidinti, jisai vietoje montuojasi, vietoje susideda, vietoje pasikabina ir rusai turi jų, skaitykime, neribotą kiekį. Koks yra skirtumas? Atrodyt, kas čia tokio, taigi raketos yra gaminamos. Raketos yra žymiai brangesnis gaminys, žymiai brangesnis. Jeigu raketa kainuoja tenai nuo kelių milijonų iki 14 milijonų, tai bombos kainuoja, kurios jau pagamintos, kurios iš tarybinių laikų jau nieko nekainuoja, šita valdymo sistema kainuoja keliasdešimt tūkstančių, panašiai kaip dronas, tas pigusis lengvasis dronas. Tik tai tiek, kad tas pigusis lengvasis dronas neša 30 kg, 50 kg sprogmenį, o šitą bombą skraidina FABas 500, skraidina 300 kg, ar ne? Kaip 10 šachedų viename kumštyje. Maža to, jos plieninis korpusas, kai kurie korpusai yra specialiai skeveldriniai, fugasiniai skeveldriniai yra specialiai pagaminti taip, kad sprogstant bombai jisai korpusas suskiltų į daug skeveldrų ir taškytųsi, tai čia būtent skirti prieš naikinti techniką ir naikinti gyvąją jėgą priešininko. Tai visas šitas pigiuoju paprastuoju būdu rusai gali pagaminti, ne tai kad pagaminti, paruošti ir mėtyti priešams ant galvų. Maža to, jeigu raketoms, ypatingai sudėtingoms raketoms, besisukiojančioms ir visa kita, tai yra sudėtingas gaminys, reikalingos mikroschemos ir dabar sprogstančiose raketų skeveldruose užsienio šitie ekspertai suranda, kad rusai naudoja amerikiečių puslaidininkius ir mikroschemas, kinų puslaidininkius, mikroschemas, indų ir taip toliau, kad jie renkasi supirkinėja reikalingą jiems elektroniką. Tai tuo tarpu pagaminti šitą sistemą prisukama prie savo aviacinių bombų senų tarybinių, jiems nereikia absoliučiai jokios išorės pagalbos. Viską tą jie gamina patys. Čia yra uždaros akcinės bendrovės Bazaltas gaminys. O čia šita planiravimo, sklendimo ir korekcijos sistema. Taigi, visam šitam reikalui rusai gali uždaryti dabar sienas, nutraukti jiems, paskelbti bet kokią maksimalią blokadą ir jie visas šitas sistemas, aliuminį turi, lydimo šitą savo fabrikus metalui lydyti ir gaminti aliuminio profilius sparnams turi, skardą turi, su ko kniedyti turi, su ko plieninės juostas pjaustyti turi, su ko gaminti varžtus toms juostoms suveržti, susukti, prisukti prie bombų turi, iš ko pasigaminti aviacinį kurą turi. Rusai gali
Sakau, pastatykite aplink Rusiją geležinę sieną, o jinai šitų bombų turės neišsemiamą kiekį. Ir ką dabar reiškia, kad jai uždėtas, va tas pridėtas dar nedidelis turboreaktyvinis variklis ir sparnai. Na gal dar prieš tai, dar koks skirtumas nuo raketų. Skirtumas nuo raketų yra toks, kad smogiamoji, griaunamoji aviacinės bombos jėga yra žymiai didesnė santykinai negu raketos. Kadangi raketai sudaro, vat, prie jos korpuso ne tik ten turi eiti tas sprogmuo, bet ir valdymo sistema, ir kūro bakai, ir variklis. Taip, ir raketos va, ta sprogstamosios medžiagos ir masės santykis yra nuo 0,1 iki 0,3. Tai reiškia, kad maksimum trečdalį raketos gali sudaryti sprogstamasis mišinys, bet atitinkamai tai skrenda trumpiau. Tos raketos, kurios skrenda toliau, tai juose nešamas sprogstamoji medžiaga tik tai 10% masės sudaro. O šiuo atveju aviacinėje bomboje daugiau negu pusė masės, tai yra sprogstamoji medžiaga, maža to pats aviacinės bombos korpusas, kuris masė 500 kg, 300 kg sprogmuo, taip, tai dar 200 kg yra plienas, kietaus plieno lydinys, kuris išsitaško skeveldromis, kuris irgi, dalyvauja greunant ir žudant priešus. Taip kad jinai, šitie 500 kg išnaudojami maksimaliai. Taigi, ir štai dabar prie viso šito efektyvaus to naikinimo ginklo, kurio šiuolaikiniai lėktuvai negalėjo, taip pat kaip senais gerais laikais, Vietname, pavyzdžiui, amerikonai, kai džiunglės degindavo, kai ištisus plotus, tai mėdydami padegamosios aviacinės bombas, galėjo ten skraidyti, todėl kad vietnamiečiai tų lėktuvų negalėjo nušauti. Tai dabar vietoj to, kad šitas bombas nešti ir mėtyti ant galvų, jas paleidžia tiksliai taikinį pagal užstatytas koordinates, saugiu atstumu ir jos gali lėkti šitos ką tik šviežiai. Šią savaitę išleistos į pagautos krentančios ant galvų. Tai jos dabar gali skristi iki 200 km, sakau, tikriausiai gali skristi ir daugiau, tiesiog toliau rusai nemėtė, bet be abejo, kad jos bus tobulinamos ir tie moduliai daromi tokie, kad visiškai galėtų pakeisti vidutinio nuotolio raketas, skrendančias iki ten kelių šimtų kilometrų. Bet ir 200 km, žiūrėkite, kas tai yra per atstumas. Tam reikalui mes įsijunkime žemėlapiuką. Štai matome Lietuvą, taip, šalia Lietuvos matome Baltarusiją, štai Kaliningradas dabar centre, taip, dabar Pskovas, Sankt Peterburgas. Ir jeigu tik tai prasideda kariniai veiksmai tarp Rusijos federacijos ir tokių pafrontės šalių, kuriomis nori mus paversti, tai yra Lietuvos, Latvijos, Estijos, tai iš Kaliningrado, čia Kaliningrade pakyla lėktuviukas, jam niekur skristi nereikia. Po 2 minučių jam užtenka tik tai pasiekti savo ten tą aukštį ir greitį, ir po 2-3 minučių jisai paleidžia, dar būdamas Kaliningrade, paleidžia savo sviedinuką, bombytę ir iki Kauno 150 km. Klaipėda tai iš viso čia yra šalia 100 km, tam nereikia net to papildomo variklio, gali bombinti iš viso paprastuoju būdu. Mažeikiai 150 km, Šiauliai 150 km. Čia Zoknių oro uostas kažkur, ar ne, yra? Tai nebėra Zoknių oro uosto. Kur tenai šitoj Rukloje kažkur palei Jonavą yra bazė, taip, kur čia ta Jonava? 166 km. Jeigu truputį labiau paskrenda, vėlgi 150 km. Marijampolė nėra 100 km, Alytus 130 km, Vilnius nuo Kaliningrado 200 km, arčiau Kaliningrado sienos 180 km. Pabradė 200 km, betgi Pabradė yra nuo Baltarusijos sienos
kiek? 30 km. Pats Vilnius yra nuo Baltarusijos sienos. 30 km. Čianai net gali bombas leisti nuo Minsko mėtyti bombas su šitais išmaniaisiais moduliais sklendimo planiravimo ir išbombinti aviacijos bombomis Fabais 500 visus poligonus. Rūdninkų, šitos Pabradės, visas tenai ambasadas, JAV ambasadas Vilniuje, aplinkui Vilniuje ten kažkokias žadamas priešlėktuvinės sistemas, kurios net nematys pakilusio lėktuvo, mėtančio šitas aviacinės bombas. Iš Baltarusijos vidurio Rusijos lėktuvai gali bombinti. Gerai, bet tai o kas laukia, pavyzdžiui, Latvijos, taip? O kas laukia Latvijos? 200,5 km iki Rygos. Daugpilis vėlgi čia tas pats, kas Vilnius, jis yra pasienyje, antras pagal dydį miestas subombintas, kur ten palei Rezeknę poligonai yra 100 km iš saugaus atstumo bombinti. Taip. Pskove yra divizija stovi, taip. Pasižiūrim, ką jinai iš Pskovo subombins. 100 km iki Latvijos vidurio, jeigu arčiau sienos paskrendam, iki Rygos 206 km, į Rygos centrą subombinti 225 km. Jie bus Lietuvos, Latvijos, Estijos miestai, Tartu čia iš viso irgi pasienio miestas skaityk, tokiuose atstumuose, 50 km. Jie nereikia net variklio ant bombų dėti, kad ištrinti Tartu. Talinas 200 km. Mažiau negu 200 km. Beje, jeigu kas buvote Tartu mieste ir ten vaikščiote po senamiestį, gal atkreipite dėmesį į tokį memorialą sugriautai Tartu senamiesčio daliai, kaip ir su graudžiom iliustracijom, kaip niekšai tarybinė armija sugriovė jos aviaciją, savo bombardavimais nušlavė, kokius kvartalus nušlavė Tartu senamiesčio. Taip, nušlavė, nes tenai buvo įsitvirtinę vokiečiai, reikėjo puolant Tartu, vaduojant Tartu iš vokiečių, reikėjo sunaikinti fašistų pajėgas. Praskrido bombonešiai Raudonosios armijos ir dalies senamiesčio nebeliko. Tai dabar bombonešiams skristi nereikės. Užsuks karuselę šitų lėktuvų, kurie pakils, numes savo 4 bombas, numes savo 4 bombas. Tų lėktuvų Rusija turi kelis šimtus ir gali sukti keliomis kryptimis, tokias karuselės, paleis tenai 30 lėktuvų aptarnauti Estiją, 30 lėktuvų aptarnauti Latviją, 30 lėktuvų aptarnauti Lietuvą. Taip karuselė, kaip sakau, pakyla, 4 bombas numeta per 5 minutės, per kitas 10 minučių apsuka ratą, nusileidžia, užkabina kitas bombas. Ir taip kas pusvalandį vienas lėktuvas suka ten numeta 4 bombas, ar ne, sukdamas ratus. Vienas lėktuvas, jeigu 30 lėktuvų paleidžia, tai tau per pusvalandį numeta 120 bombų, per valandą 240 bombų. Aš nežinau, kiek laiko reiktų tokių tempų, kad būtų Lietuvoje sunaikinta absoliučiai viskas, kur tik tai tenai kvepia kažkokiu kamufliažu. Tai paleisti 100 lėktuvų ant Pabaltijo, o likusius porą šimtų tada duchinti Lenkiją. Nekalbant apie tai, kad mes čia dar net neužsimename, net neskaičiuojame kitas naikinimo priemonės. Visą šitą Lietuvos pakraštį galima bombinti net ne aviacinėmis bombomis, o varyti paprasčiausiai raketinėmis salvinėmis sistemomis. Arba pirmiausia išmušti, jeigu čia yra kažkokia priešlėktuvinė gynyba, ir tada paleisti raketinės salvinės sistemas. Nes koks yra dar vienas esminis skirtumas tarp aviacinių bombų ir tarp raketų? Ogi tai, jog
Raketos, kai skrenda, jos skleidžia šilumą ir priešlėktuvinės, priešraketinės sistemos tas raketas fiksuoja savo radarais ir jas naikina. O tuo tarpu sklendančios bombos jos yra praktiškai nenumušamos. Dabartinėmis oro gynybos sistemos priemonėmis jos yra nenumušamos. Kadangi lekia savo šaltas metalo gabalas, ar ne, nu, nebent ant tas turbo variklis padirbs, bet jisai irgi gali duoti greitį ir išsijungti, palikdamas toliau skrieti laisva eiga. Taip kad jos yra nepastebimos radarams, automatiškai šitos priešraketinės sistemos negali juos nusitaikyti. Maža to, tu negali jų numušti savo priešzenitinėmis toms sistemomis, nes jos lekia saugiai ir aukštai ir greitai. Jeigu šitie pigus dronai, šachedai ir heranijos, jos skrenda tokiam pasiekiamam aukštyje ir su pirmojo pasaulinio karo priešlėktuvinėmis sistemomis, tai reiškia su dvejintais kulkosvaidžiais galima jas sušaudyti ir realiai ir taip jos yra medžiojamos ten, kur yra įmanoma. Tai šiuo atveju šitos protingos, pavadinkime, bombos, jos yra nepasiekiamos priešlėktuviniai, priešraketiniai gynybai. Dar esminis momentas yra, kad priešinga pusė, šitie natovciniai, nesugebėjo padaryti analogo, nesugebėjo prie savo aviacinėms bomboms pritaisyti tokio modulio, taip paverčiančio šitą bombą protingų sprogmenių lekiančių tiksliai į koordinates. Maža to, kad nesugebėjo, jie net to ir neplanuoja. Kodėl? Todėl, kad, draugai mano, mūsų nuostabiuose kapitalistiniuose vakaruose viskas yra pastatyta ant babkių ir pasirenkami ne efektyviausi sprendimai, ne tie sprendimai, kurie mažiausiamis pastangomis, su mažiausiai investicijų duotų didžiausią grąžą, o atvirkščiai imama ir investuojama, kišami pinigai ten, kur galima daugiausia numelžti valstybinio biudžeto, kur galima daugiausia pavogti pinigų. Ir todėl NATO kariuomenės tai yra parodija. Didžiausia NATO kariuomenė turi amerikonai, kurie laiko apkėtę visą pasaulį ir stena brašką per visus galus. Antra didžiausia NATO kariuomenė yra Turkija, kuri ruošiasi kariauti su Graikija ir mažo to, šalia kurios sienų pastoviai vyksta karai arabų ir jiems reikia fiziškai turėti kariuomenę ir mažo to, kurie dar patys pas save kurdus skerdžia, kurių ten gyvena keliasdešimt milijonų. O trečioji pagal dydį kariuomenė yra Lenkijoje. Taip, niekingi 200 su viršum tūkstančių karių. Be jokios realios rimtos karinės gamybos, nei savo lėktuvų, nei savo raketų, tik tai, važiuojantį karinę techniką, net savo tankų Lenkai neturi. Jie perkasi tankus iš Pietų Korėjos. O Rusija tuo tarpu šitomis karo sąlygomis, kurios parodė, kad šiuolaikinis karas yra visai netoks, kokį planavo, smarkiai netoks, kokį planavo. Jinai turi praktiškai ginklus padengiančius visus šito šiuolaikinio karo segmentus. Išskyrus tai, kad negali rusai patys pasigaminti tų smulkiųjų dronų kamikazių, kurios valdo ten operatorius per virtualius akinius arba savo tenai planšetėje ir su sprogmenimis skrenda ir susisprogdina. Negali, neturi nei mikromotorikos tam reikalingos, nei mikroelektronikos irgi tam neturi ir yra priversti pirktis iš Kinų. Bet jeigu Kinai nebeparduotų tos savo gaminamos elektronikos ne tik rusams, pavyzdžiui, bet ir vakarų pasauliui, tai vakarai irgi jų neturėtų. Ir rusai
kurie dabar stato mikroelektronikos gamyklas, kurie stato savo puslaidininkių gamyklus, kurie stato savo visų ten tų bando atgaivinti visas prarastas ten ir elektros variklių ir mažų varikliukų gamyklas atkurti, kurios buvo Tarybų Sąjungos ir kurios išnyko kapitalizmo rinkos sąlygomis. Tai tuo tarpu vakarų pasaulis, negalėdamas valstybės reikalams pajungti kapitalizminių klanų, šioje vietoje planavimo ir karo strategavimo ir pasirengimo karui totaliai pralaimi. Ir todėl mums, būnant kapitalistinio pasaulio dalimi, veltis į karą prieš Rusiją, tai yra absoliuti savižudybė. Mes būsime sutrinti kaip ta pati pigiausia patrankų mėsa. Ir maža to, jeigu rusai, kariaudami Ukrainoje, naikina išskirtinai karinius objektus, karo pramonės objektus ir dabar pradėjo aktyviai naikinti vėlgi karo logistikos objektus ir gamybinius elektros energijos, dujų gavybos įmonės, kurios, dujų telkinius, kas tenai, siurblines, siurbiančias dujas iš dujų telkinių, siurblines aptarnaujančias dujotekius naikina, kad neturėtų karo pramonė išteklių dirbti, veikti. Tai tuo tarpu tokiai Lietuvai, Latvijai, Estijai, rusams tokie apribojimai absoliučiai negalioja. Negaliotų. Jiems esmė būtų sunaikinti galimybę apskritai čionai kažkam kvėpuoti, bezdėti ir gadinti Rusijai gyvenimą. Taip kad Vilnius, Kaunas, Šiauliai, Panevėžys, Klaipėda būtų trinami taip, kaip to nebuvo nei Pirmo pasaulinio karo metu, nei Antrojo pasaulinio karo metu. O paskui tose tuščiose teritorijose būtų iš naujo statomi miestai, iš naujo apsigyventų žmonės, tik tai tie žmonės jau būsime nebe mes, nebe mūsų vaikai, o visai kitos tautos. Tai kad šito, draugai mano, nenutiktų, reikia įjungti sveiką baimės pojūtį ir suprasti, kad ištaškyti Lietuvą, Latviją, Estiją, šaliai turinčiai tokią ginkluotę kaip Rusija, tai yra kaip du pirštus. Taigi, ačiū už dėmesį. Tikiuosi, kad bent kažkiek taip proto prablaivino mano šitas bandymas jūs prigąsdinti. Ir dabar tradicinė padėka tiems, kas žiūri, kas platina, kas dalinasi, ir kvietimas be abejo prisijungti prie L-dienos ir Ragelskis TV kanalo rėmėjų. Kaip tą galite padaryti, jau sakiau, bet pakartosiu. Taip, kanale paspausdami daugiau ir čia esančiam nuorodom, po kiekvienu video esančiame aprašyme, įskleisdami aprašymą ir čionai rasdami sąskaitos rekvizitus arba pasinaudodami nuorodomis, taip pat tapdami rėmėjų sponsoriumi tiesiai YouTube'e, pasirinkdami savo rėmimo lygį, arba perėję į patreon.com sistemą. Čia galite susirasti mane suvesdami L-diena, štai L-diena Laurynas Ragelskis, arba Ragelskis, taip pat L-diena Laurynas Ragelskis, ir beje ir mano rusiško puslapio Patreonas, rusiško kanalo. Ir tada jau
Čianai prisijungę galite išsirinkti rėmimo lygį arba pradžiai prisijungti kaip nemokamas šitas stebėtojas, na, o paskui jau pereiti į mokamo rėmėjo statusą. Viskas, draugai mano, iki kitų malonių, baisių, gąsdinančių susitikimų. Ate.